Manote, kad pažįstate visus Pepos pasaulio personažus, tačiau šioje laidoje fone slepiasi tokie paslaptingi veikėjai, kad net pati laida atsisako juos paaiškinti. Jokio vardo, jokios istorijos, jokio atsakymo. Tiesiog veidai, tyliai stebintys iš ekrano pakraščių. Šiandien mes juos ištrauksime iš šešėlių. Tai yra patys paslaptingiausi personažai Pepos pasaulyje. Pradėkime nuo personažo, kuris šioje laidoje yra nuo pat pradžių. Ir vis tiek mes beveik nieko apie ją nežinome. Candy Cat. Ji yra Pepos pasaulyje nuo pirmos dienos. Ji geriausia draugė su Emily Elephant. Ir vis dėlto, kai visi kiti personažai gavo savo istorijas ir šeimos epizodus, Candy tyliai pasitraukė į antrą planą. Beveik nekalbėjo, beveik nepasirodė. Tarsi laida tyčia laikytų ją šešėlyje, o tai, ką mažai žinome, tik sukelia daugiau klausimų. Jos tėtis turi kepyklą. Jos mama dirba grafikos dizainerė tame pačiame biure kaip ir tėtis kiaulys. Ji net negyvena name ant kalvos kaip visi kiti. Ji gyvena bute mieste. Personažui, kuris čia yra nuo pat pirmojo sezono, tas tylėjimas atrodo tarsi kažką slepia. Dabar pakalbėkime apie senelį Titriušį, dar žinoma kaip Reggie. Ir tai jau kelia įtarimų, nes Peppa Pig mes beveik niekada nesužinome suaugusiųjų vardų. Tai kodėl žinome jo vardą? Gyvendamas vienas švyturyje prie jūros, apsuptas metalo laužyno, pilno atsitiktinių išradimų, senelis Triušis visada atrodė kaip personažas turintis daug paslapčių. Jis mėgsta sūrį, o ne morkas. Jis konstruoja keistus aparatus, kurių niekas niekada nekvestionuoja. Ir jis keliauja visur su energija, kurią turi tik perpus jaunesni žmonės. Bet štai kas keisčiausia. Serijoje Jūros lobis Peppa krante randa butelį su laišku viduje, parašytų paties senelio Triušio prieš daugiau nei 100 metų. Taigi, Reggie yra bent 100 metų amžiaus, tačiau jis vis dar kopia į kalnus, tyrinėja urvus ir vairuoja valtis lyg niekur nieko. Laida to niekada nepaaiškina. Tiesiog pereina prie kitų dalykų, tarsi tai būtų visiškai normalu. O dabar, paslaptingas personažas, kuris slepiasi kiekvienoje serijoje. Pasakotojas, tas ramus, viską žinantis balsas, kuris veda mus per Pepos pasaulį. Mama kiaulė dirba prie savo kompiuterio. Bet kas tai yra? Nes šis balsas ne tik apibūdina, kas vyksta, jis žino, ką personažai galvoja, jis žino, ką jie jaučia. Ir kartais jis net užsimena apie tai, kas tuo įvyks dar prieš tai įvykstant. Personažai niekada jo nepripažįsta. Jie net negirdi jo. Taigi kas yra šis balsas? Paslėptas personažas? O gal kažkas daug keistesnio? Niekas nežino. O dabar štai kas, ko galbūt nežinojote. Prieš Pedro Pony egzistavo dar kažkas. Personažas vardu Penny Pony. Ir iš pradžių ji turėjo būti viena iš pagrindinių personažų Peppa Pig. Planas buvo paprastas. Ponis Pepos draugų rate. Tačiau dar prieš pasirodant laidai, kūrėjai padarė pakeitimą. Jie pakeitė Penny ir vietoj jos atsirado Pedro Ponis. Ir štai taip, Penny dingo. Bent jau visi taip manė. Nes po kelių metų Penny tyliai vėl pasirodė kaip foninis personažas. Ir kai ji pasirodo serijoje Tobula diena, ji bėga per prekybos centrą, o jos mama vejasi ją. Ji turi asmenybę, ji turi energijos. Ir ji akivaizdžiai yra kitokios spalvos nei Pedro, todėl ji negali būti tas pats personažas. Tai kas ji Pedro? Pusseserė? Tolima giminaitė? Šou niekada to nepaaiškino. Penny Pony buvo atmesta dar prieš prasidedant šou, bet ji vis tiek sugebėjo sugrįžti. Dabar pakalbėkime apie vieną iš labiausiai aptarinėjamų fone matomų vaikų personažų visoje gerbėjų bendruomenėje. Serijoje Pono Bulvės kalėdinis šou, jei pažvelgsite į žiūrovus stebinčius pasirodymą, tarp vaikų tyliai sėdi jauna karvytė. Ji niekada neištarė nė žodžio, vos juda ir dingsta dar prieš tau ją pastebint. Tačiau tas vienintelis pasirodymas buvo pakankamas, kad gerbėjai pradėtų tikrą tyrimą. Gerbėjai nusprendė ją pavadinti Carol Cow. Ir štai čia prasideda įdomioji dalis. Karolė iš tikrųjų pasirodė oficialioje kiaulytės Pepos atributikoje, vadinasi, ji nėra tik atsitiktinė foninė veikėja, ji tikra, ji yra kanono dalis. Ir kai kurie gerbėjai net pastebėjo ją apsipirkinėjančią kartu su ponia Karve kitame epizode. Todėl atsirado populiari teorija, kad Karolė yra ponios Karvės duktė. Bet jei tai būtų tiesa, kodėl jos nebuvo, kai ponas Jautis vedė ponę Karvę vestuvių dienos epizode? Karolė Karvė išlieka viena iš subtiliausiai intriguojančių šio serialo paslapčių. Visai šalia Karolės, toje pačioje kalėdinėje laidos žiūrovų minioje, yra mažas juodas kačiukas, kuris niekada nepasirodė jokiuose kitose epizoduose. Gerbėjai jį vadina Kristoferiu Katinu. Pirmoji akivaizdi mintis, jis turbūt yra susijęs su Candy Kate, juk jie abu yra katinai. Tačiau Candy niekada neminėjo brolio ir jie niekada nebuvo matyti kartu. Todėl greičiausiai jis yra tolimesnis pusbrolis iš kitos miesto dalies. Bet štai kas keista. Visai kitoje serijoje yra dar viena juoda katė. Jauna mergaitė, kuri čiuožinėja sūrio tematikos pramogų parke. Gerbėjai ją vadina Claire Kate.
o jos ir Kristoferio panašumas toks stiprus, kad daugelis mano, jog jie yra brolis ir sesuo. Dvi paslaptingos juodos katės. Dvi visiškai skirtingos serijos ir jokio paaiškinimo iš laidos. Atrodo, kad jos egzistuoja kažkur už Pepos pasaulio ribų, kartais pasirodo ir vėl dingsta. Dabar pakalbėkime apie Suzy avytės tėtį. Pagalvokite apie tai. Mes sutikome jos mamą, mes sutikome jos močiutę, mes net sutikome jos pusseserę Šarlotę, bet jos tėtis nė karto. Net ir prisiminimuose. Seriale, kuriame kiekviena šeima turi mamą ir tėtį, visiškas Suzy tėčio nebuvimas yra tikrai keistas, o teorijos apie tai, kur jis dingo, dar keistesnės. Kai kurie gerbėjai mano, kad jis iš tikrųjų yra pasakotojas, tarsi vaiduoklis, stebintis Suzy iš tolo, pakankamai arti, kad matytų viską, bet niekada negalintis būti šalia. Kiti mano, kad jis yra šnipas dirbantis užsienyje ir tai paaiškintų Suzy pižamą su inkarų raštais, subtili užuomina, kad jos tėtis kažkur jūroje. O kai kurie žmonės visiškai rimtai mano, kad jis yra kalėdų senelis, kas tiesą sakant paaiškintų aukštos kokybės žaislus. Tiesa, niekas nežino. Tačiau laidoje, kurioje šeima yra viskas, jo nebuvimas daro jį vieną didžiausių Pepos Kiaulaitės paslapčių. Viena antrame plane esanti pora, kuri tyliai pasirodo retkarčiais, yra ponas ir ponia Barsukai. Jie gyvena kažkur kaime, toli nuo pagrindinių personažų ir beveik niekada nesulaukia tikro dėmesio. Tačiau ponia Barsukienė sulaukia savo didžiausio momento epizode apie gyvūnų ūkį, kuriame jį ramiai veda Pepą, Rebeką Triušytę ir Džordžą per vištų maitinimą ir jūrų kiaulyčių glostymą. Ji švelni, ji akivaizdžiai gera ir tada jos nebelieka. Kitame epizode galite pamatyti juos abu senelio Triušio mokslo muziejuje, tyliai apžiūrinėjančius eksponatus, o tada jie vėl dingsta. Ponas ir ponia. Barsukai yra tokie personažai, kurie atrodo, kad turi visą gyvenimą už kadro, bet laida mums niekada to neparodo. Dabar šis kitas personažas yra šiek tiek kitoks, nes šis paslaptingas veikėjas visiškai nėra iš Pepos pasaulio. Per kiaulių šeimos kelionę į Ameriką, jei pažiūrėsite į Teimso aikštės ekraną fone, pamatysite kažką netikėto. Benis ir Holė iš visiškai atskiros laidos Benio ir Holės mažoji karalystė pasirodo ekrane taip, lyg jie būtų didelio sceninio pastatymo dalis. Ir tuo viskas nesibaigia. Serijoje seniai, princesė Holė vėl pasirodo ant pasakų knygos viršelio, kurią Pepas skaito Džordžui. Tai ką tai reiškia? Ar Benis ir Holė yra tikri Pepos pasaulyje? Ar jie egzistuoja kažkokioje stebuklingoje karalystėje, esančioje už Pepos žemėlapio ribų? Abi laidas sukūrė tie patys kūrėjai, todėl tikriausiai ir vyksta šie susikirtimai. Tačiau tai vis tiek yra viena įdomiausių detalių pasislėpusių serialo fone. Ir galiausiai pakalbėkime apie vieną keisčiausių veikėjų, kada nors pasirodžiusių Pepoje Kiaulaitėje. Per šeimos atostogas Italijoje Pepa pameta savo meškiuką, o italų policininkas jį randa ir grąžina. Bet tada tai vėl pasikartoja. Ir tada vėl. Tas pats policininkas kiekvieną kartą sugeba surasti meškiuką, kai tik jis dingsta, ir paskui suranda kiaulių šeimą, kad jį grąžintų. Kartą – sėkmė. 2 kartus – sutapimas. 3 kartus – tai jau įtartina. Kaip jis visada žino, kur yra meškiukas? Kaip jis visada suranda šeimą po to? Ir kodėl? Šalyje, kur kiaulių šeima nieko nepažįsta, vis pasirodo tas vienas konkretus policininkas, kuris išnyksta iš laidos vos tik atostogos baigėsi ir daugiau niekada nebeminimas. Tačiau paslaptis apie italų policininką, kuris visada suranda dingusi meškiuką, yra ta detalė, kurią kartą pastebėjęs jau nebegalėsi nematyti. Štai ir viskas. Kuris faktas tave nustebino labiausiai? Parašyk komentaruose. Ir kaip visada, pasimatysime kitame vaizdo įraše.